Tavo vienas sakinys gali suteikti tiek vertės, kad sutaupyt žmogui 10 000, 100 000. Vienas sakinys. Aš atėjau su tikslu 1000 į mėnesį. Jau 3 mėnesį aš pasiekiau virš 3000 pajamų. Nereikia arti. Tu gan per trumpą laiką pasiekiai ir viršiai savo norimus tikslus. Norėčiau, kad prisistatytum, kas tu esi, kokia yra tavo veikla. Aš Brigita, dirbu su grožio meistre, padedu joms sustvarkyti savo profilį, trauktų mokės kokybiškas klientės. Pakviečiau tave į šitą interviu, kad pasidalintum savo patirtimi, dirbom kartu su manim. Kaip atrodė tavo veiklos situacija prieš mums pradedant dirbti kartu, kiek laiko tai truko? Prieš 3 metus jau pavyko pradėti, jau tuo laiku uždirbinėti pinigus. Tai buvo mažos sumos. Kaip tai atrodė? Nemokamai dirbdavau. Nemokamai siūlydavau žmogui patarimus ir tada per pokalbį dar duodavau kokios tai vertės, kad tik suprastų mano tą vertę. Ar turėjai kokią nors sistemą, kuri step by step tave vestų link norimo rezultato, netgi ir daug dirbant, kaip tu dirbai? Sistema tokia ir buvo. Keldavau turinį, kad būtų toks profilis mano, toks portfolio. Aišku, dabar tas turinys pagerėjo, nes dar labiau moku kalbėti su kliente ne apie savo darbą, ne apie savo specialybę, o apie klientę, jos problemas, iššūkius, tikslus, tą labiau supratau. O pati strategija ir buvo tokia, kad keldavau į Facebook grupės, rašydavau šaltas žinutes ir siūlydavau nemokamus 3 patarimus, duodu patarimus ir tada jau galbūt perka. Tuo metu aš tą dariau ir tas perdegdavau nuo. Nedarydavau to nuosekliai, tai ir gaudavosi tokius 3 kartus į metus. Tai to konvertacija buvo, bet ir tai mažos sumos, 150 eurų, 200 eurų. Metų pajamas, tai mėnesinės vidurkis buvo 300 eurų, kažkas tokio, taip? Apie 250. Taip. O kaip tu jauteisi, dar pasidalink, nes irgi atsimenu praeitą kartą minėjai savo jausmais, kaip tu jauteisi, dabar paminėjai, kad 3 kartus per metus netgi perdegdavai. Tai kas dar būdavo, kokie dar jausmai kildavo, mintis apie save, kai tu matydavai tokius nestabilius rezultatus? Chaosas. Būdavo tokie ciklai perdegimo. Anksčiau būdavo, kad ir kas 2 dienas ir nėra to nuoseklumo, to ir galbūt palaikymo. Reikalingos sistemos, atidėliojimas, kad darai užduotis netgi ne tas, kurios pajamas generuoja. O kokius jausmus visą tai tau iššaukdavo? Beviltiškumas, nepasitikėjimas savimi, nestabilumas. Dėl ko nusprendei prisijungti į šią programą ir dirbti su manimi? Žinau, sprendimas. Norėjau dabar iš karto, žinau, kad aš nenoriu dar pusę metų, dar metus pati iš kažkur graibstėti informaciją, trupinius. Tai atrodo, kad aš mėtaus, manęs nevertina, nemoku aš tos vertės iškomunikuoti. Ir aš žinau, pas ką eiti, aš žinau, kad tavo profilis yra mano sprendimas. Kokios tavo savybės charakterio padėjo tau pasiekti rezultatą gan per trumpą laiką ir viršiai savo norimus tikslus? Ką aš mačiau tavyje, tu buvai būtent tas klientas, kuris atėjau, pamačiau, padariau. Tu visada aktyviai skambučiuose buvai, jungdavaisi absoliučiai į kiekvieną mūsų sesiją, užduodavai klausimus, prašydavai, kad aš patikrinčiau, ta prasme, tu man pati lindai į akis ir tai yra labai geras kliento bruožas, nes tas, kas nori gauti rezultatą, jis ieško galimybių ir tu tą darai. Per gan greitą laiką pasiekė norimų rezultatų. Tu jau 2 mėnesį pradėjai uždirbti didesnės pajamas, negu uždirbai iki šiol. Kokius rezultatus pasiekė per tą laiką dirbant kartu su manim? Aš atėjau su tikslu 1000 į mėnesį. Mėnesio gale aš jau beveik siekiau 2000. 3 mėnesį aš pasiekiau virš 3000 pajamų. 10 kartų padidinai savo pajamas. Čia, wow. Per 3 mėnesius 10 kartų nuo 300 eurų į 3500 per mėnesį. Wow. Dabar tikslai dar didėja, 5000, 10 000. Dar rezultatai, pasiekimai, kuriais tu didžiuojasi, kuriuos tau pavyko pasiekti, pasikeitė dabar tavo gyvenime. Kad ir šią savaitę kasdien užklausos, vakar 3 užklausos iš turinio.
Ir tokių jau aukštesnės vertės klienčių, daugiau pasitikėjimo savimi, išėjau iš pusę etato darbo, čia kai išsėdini savo teisinę auditoriją, tu žinai, ką joms sakyti, ir jos man ateina į skambučius, sako, tai aš mačiau ten tavo video kažkada, aš klausau ir galvoju, iš kur jin čia žino, kad gerai žmogus kalba. Wow, nu tai va čia ko ir mokinu apie tą turinį, kuris kalba tavo tikslinė auditorijai. Aš supratau, kad klientai pirks už bet kiek. Esmė yra tame, kaip mūsų mąstymas, senasis mąstymas mus riboja ir blokuoja nuo didelių galimybių, nes Brigita buvo viena iš tų klienčių, kuri taip pat netikėjo, kas gali pirkti už 500 eurų. Šiandien dienai, Brigita, už kiek tu pardavinėjai šiandien dienai? Pasiūlymas yra 1500. 5 kartus padidinai savo kainą per 4 mėnesius. Quantum leap, kaip sakoma, kvantinis šuolis pas tave vyko. Kaip apibūdintum savo šiandieninius jausmus, kaip tu jautiesi pasiekusi norimo rezultato ženkliai greičiau negu tu planavai, realiai per 4 mėnesius viršiai visus savo tikslus. Kokia ta būsena yra? Expensive, žinai, toks išsiplėtei, visiškai greičiau nei mąstei, nei galvojai, nes pas tave taip nevyksta, pas tave greitai, daug ir dream big. Tai tas labai plečia tą mąstymą ir leidžia suprasti, kad nereikia laukti kažko tai, ne, kad galėtum leisti savo daugiau. Ir čia va tas ir yra leisti savo. Nes aš neleidau savo pas tave ateiti, aš galvau, kad aš negalėsiu, aš save stabdžiau ir labai džiaugiuosi, kad nuėjau tą skambutį, kad gavau man tinkamą pasiūlymą ir kad galėjau prisijungti. Va dėl šito, čia va geriausias praeitų metų finansinis sprendimas ir verslo. Kokie yra 3 dalykai, dėl kurių tu dabar didžiuojasi labiausiai? Didžiuojasi, kad man pavyko pasiekti tokias pajamas. Džiaugiuosi, kad mano mąstymas plečiasi, kad aš sau leidžiu daugiau. Sakau, čia ta transformacija ne viena šitoj programai, šitoj akademijai, toks augimas, kad tu galėtum parduoti už 4 skaitmenės programą, tu irgi turi tai investuoti. Tas irgi yra quantum leapas, vien tik ta investicija tave išaugdina ir duoda tą tokį pagreitį. Kai tu pati asmeniškai praeini tą kelionę investuodama 4-ženklę sumą ar 5-ženklę ar kokia jinai bebūtų į save, tu kaip specialistas praeini savo patirtį ir tu žinai, ką tai reiškia, nes jeigu klientas neinvestuoja į save ir jo lūkestis yra 10 000 generuoti, bet tuo pačiu jisai negali sau leisti investuoti į pagalbą, tai visata tiesiog nesuteikia tokių galimybių, nes kai tu praeini šitą kelią, investuoji į save, automatiškai visata tau atsiunčia iš karto klientą, kuris tau, kaip sakoma, mes išleidžiam pinigus ir tie pinigai cirkuliuoja, jie atgal pas tave grįžta. Reiškia, tu gauni klientą, kuris iš tavęs nuperka ir tau iš karto investicija sugrįžta, kaip ir pas tave jau investicija atsipirko ir jau nueini į pliusą. Tai va čia ir yra tokie visatos dėsniai, kuriuos žinant, iš tiesų sprendimus yra daug lengviau priimti, nes kai tu bijai, baimė stabdo nuo sprendimų. Tai kokie dabar yra tavo tikslai? Metais, manau, 5000. Sakau, čia transformacija po transformacija, kiek augimo ir nesustojam, dar augam. Pasakytum žmogui, svarstančiam dirbti su manim, galbūt abejojančiam. Bet tavo vienas sakinys gali suteikti tiek vertės, kad sutaupyt žmogui 10 000, 100 000. Vienas sakinys, kur tas sakinys, aš jau jaučiu, kaip gerai, kad pasakė, čia būčiau praknysus tiek pinigų per šitą klaidytę. Tai jūs tiesiog tikėkit savimi, kad jūs galėsit tą padaryti, surašyti tą geriausią, dabartinį ir blogiausią. Ir pagalvokit, ar neverta dėl to geriausia stengtis. Nes blogiausiu atveju pasiliksit dabartiniam arba blogesniam, o geriausiu atveju tą galėsit gauti. Bet jeigu nieko nedarysit, tai po metų bus tas pats, po 2 metų bus tas pats ir jau vien tik emocinė būklė prastės, dėl emocinės būklės, dėl savivertės stokos veiksmai prastės ir tiesiog nejudėsit. Ta motyvacija kris.
ir nieko gero nebus. Tai ačiū tau, Brigita, kad taip išsamei pasidalinai savo patirtimi šiame mūsų pokalbėje. Na, o aš tau linkiu ir toliau dream big ir lengvų tau šių metų siekiant savo didelių ambicingų tikslų.